2016 metai, rugsėjo 7 diena įrašas vadinsis Prigimtys. Šį vakarą noriu apie tai pakalbėti. Kadangi pastaruoju metu stebint žmonės, bendraujant, tas labai ryškiai kažkodėl ta mintis ateina, kad matymas tiksliau, matyt pradėti pasaulį vedu akimis, šitą temą, prigimčių temą. Ir laikui bėgant pamatai, kad iš tikrųjų tai egzistuoja ir per tą žinių prizmę, žiūrėdamas į žmogų, tu pradedi jį geriau suprast. Prigimtis atsinešamos iš praeitų gyvenimų, aš kalbu apie 4 psichofizinės prigimtis. Tai yra brahmaniška prigimtis, tai yra žmogus linkęs intelektualinę veiklą, kšatrišką į valdymą, vaišišką į gamybą, amatus ir prekybą, ir šudrišką į paprastą darbą. Čia yra kita tema, kad žmonės ne pagal prigimtis užsiema ir taip toliau, čia apie tai nešnekėsim. Tiesiog dalinuosi savo tokiu gilia įžvalga, giliu matymu, kad ant kiek yra svarbu paisyti savo prigimties, nes tai yra tavo kamienas, tavo šaknis, tai iš ko tu sudėtas esi, ant kiek yra svarbu priimti save, koks tu esi, nesigėdinti savo prigimties ir labai gerai įsisąmoninti, kokios tu prigimties ir neneigti tų norų, kurie kyla palei tavo prigimtį. Pavyzdžiui, žmogus, kuris linkęs paprastam darbui, tai yra šudriškos prigimties, pas jį natūraliai bus noras daug dirbti ir mažai mąstyti, užsiimti veiklą, kuri nereikalauja daug intelektualinio krūvio. Ir jis tą dalis, ir jeigu aplinka tokį darbą niekins, juoksis, laikys labai žemu, niekam tikusiu ir neprestižiniu, tas žmogus vien dėl to, kad nenorės būti žemoj grandyje sociumo, ar vien dėl to, kad tai neprestižas, kad tai laikoma juodadarbystė arba žemu užsiėmimu, jisai eis į kitą prigimties darbą, į valdymą, intelektualinę veiklą, dar kažkur ten jam labai nesiseks, jis kentės ir aplinkiniai jį kentės. Lygiai taip pat, jeigu žmogus yra vaišijas, prekeivis, jis natūraliai pasiimus daug noro kaupti pinigus. Daugiau už visus, už kitų prigimčių žmonės. Jeigu pas darbininką bus noras daug dirbti, daugiau negu kiti, jis gali po 10-12 valandų dirbti paprastą darbą ir nuo to laimingą šluoti, nešiot kažką, krauti, su autokaru važinėti ar kasti, kelius tiesti ir taip toliau. Tai vaišėjas jisai jie irgi linkę daug prie fizinio darbo, jie labai aktyvus, bet jie linkę labai stipriai kurti planus, kaip perparduoti arba kaip pagaminti kažką, tai produkciją, kaip ją parduoti, arba iš kitų paimti gamintojų ją parduoti ir taip pat labai linkę į amatus, tai yra siūlyti kažkokias paslaugas, ar tai masažo, ar tai tapybos, ar tai muzikos, ar tai keramika, reiškia, ar tai būtų dažymas, ar tai būtų statybinė sfera, amatai, drožyba, šokiai, menai amatai. Ir jie tą gali daryti labai labai ilgai ir valandas šokt, valandas tapyti, valandas drožti, statyti rąstinį namą, mūrinį namą, dažyti ar klot stogus.
taisyti mašinas ar kompiuterius. Tai yra matai, o tokie reiškia, bet visą laiką jie suksis kaip pinigus ir kaip kaupti daiktus. Jų problema, kad jie yra labai prisirišę prie pinigų ir prie daiktų ir iš to kyla pavydas, jie turi problemą su pavydu. Tie, kas turi daugiau pinigų, ar tas, kas turi daugiau daiktų, kažkokį geresnį daiktą, kad ir telefonais pavyti. Ir problemų pas juos yra su pavydu. Geroji jų pusė yra tai, kad jie yra praktiški žmonės. Labai praktiški, labai gerai valdo materiją, nes jiems labai rūpi materija. Ir jeigu toks žmogus jis pradeda neigti savyje tos norus, kad jis nori daug pinigų, kad jam reikia verslo, kad jam to yra, nori pasiskaitęs Bhagavad Gitoj filosofiją, kad atsiduok man ir kad jūsnis pasitenkinimas yra iliuzija ir negaišk laiko. Jeigu jis tą pradės neigti, jis kirs savo kamieną, ant kurio auga. Jeigu tai pradės įgėdinti aplinka, alebaktai, kurie labai dvasingi, pradės gėdinti, kad tu čia per daug prisirišęs prie to. Ir jisai, norėdamas pritapti prie baktų ir šiaip sociume, sociume tai neneigia, bet dažniausiai dvasinėse bendrijose tą materiją labai neigia. Tai norėdamas pritapti, jisai bandys lift per save, ten užauką kažką daryti, nors jam tai bus visiškai nenatūralu, ar mažiau im pinigų, nes jisai bus gėda imti daug, paprašyti iš bakto pinigų už savo paslaugą. Ir tai jisai save pjaus ir bus nepatenkintas. Lygiai taip pat, jeigu žmogus yra kšatriškos prigimties, vadovo prigimties, pasibus baisus norai valdyti. Jis gali pinigus atiduoti. Jam dirbti paprastą darbą iš vis baisu, neįdomu, bet jam reikia valdyti. Jam bus labai įdomi psichologija. Jam bus labai įdomi sistema, kaip sistema veikia, nesvarbu, ar tai būtų ekonomika, ar tai būtų politika, ar tai būtų švietimas, ar tai būtų sveikatos sistema, ar tai būtų žemės ūkio sistema. Nes kaip sukasi pasaulis, kaip veikia sistema, kaip valdyti žmogų, kaip pajungti žmogų savo tikslams siekti, savo projektams, gali suburti, taip toliau. Ir pas jį tas noras valdyti vėlgi bus didelis ir jeigu jį užslapins baktai, kad čia tu per daug nori kontroliuoti, per daug nori valdyti, tu per daug apsižiojęs, tavo projektai per dideli, arba tu per daug valdingas, tu nenori nusileisti, tau nieks netinka. Taip, tas tipas turi problemą su išdidumu. Jam reikia labai garbės, jam reikia labai pripažinimo. Vaišiui, pavyzdžiui, pripažinimo gali nereikėti verslininkai, jam reikia pinigų. A jam dzin, ar jį smerks, ar jį išlovins. Jam svarbu pinigai. A kšatriai, jam pinigai nėra pirmoje vietoje. Jam pirmoje vietoje yra garbė. Pripažinimas, reputacija, prestižas. Dėl to jie būna dažnai nenatūralūs. Kažką iš savęs laužia ir ten užsigauna, karštakošiai būna. Bet jų stiprioji pusė yra tai, kad jie gali pasiaukoti dėl kitų, jie geba valdyti, jie gali apginti, jie gali atremti psichologinius puolimus kitų žmonių, nes valdant visą laiką atsiras priešai, kurie irgi norės tave valdyti, ar tau pakenkt kažkaip, ar tave nukonkuruoti, užgrobt, kaip sako, tavo įtakos sferas ar zonas, ar žemės. Ir tau reikės konfrontuoti, tau reikės kautis. Tai jie yra geri kovoje, psichologiniai, fiziniai kovoje. Į tą tipą, aišku, ir įeina ir visa, reiškia, teisėjai, kariškiai, kovos menų atstovai. Tai yra tie, kurie gali nevaldyti, bet jie linkia kovos menais, kova užsimti. Ir paskutinis tipas yra intelektualinis tipas. Pas tą tipą žmonių nuo pat mažens reikšis labai didelis noras kaupti žinias. Jie gali atsisakyti valdžios, jie gali atsisakyti pinigų, jie gali atsisakyti paprasto darbo, visko, bet kad tik turėti žinių. Tas tipas turi daugiausia dorybės. Dėl to, kad norėti žinių, pažinimo, atmetus kitus dalykus, kaip valdymą, pinigus, jau reiškia yra dorybės daug. Ir jeigu tas žmogus bus linkęs į šventraščius, į studijas, jam vėl gali prikišti, kad tu čia kažką šatrės ateis, sakys, padaryk, ką nors praktiško, čia suorganizuojam kažkokį reikalą, projektą prastuojam, ką tu čia sėdi tas knygas studijuoji. Šešis sakys, kokia nauda tas knygas studijuoti, jokio pinigo neuždirbi iš to savo paskaitėlių, dar kažko. Tai
žmogus turi labai giliai nusileisti savo vidinį šulinį, į savo vidinį tą koridorių, giliai viduj ir pasistengti, reiškia, pajaust, kokie jo yra norai, priimti tos norus, apsikabinti tos norus ir neleidžiant jiem visiškai įsikeroti, reguliuojant juos, tenkinti. Ir susijęti su Krišna. Jeigu kšatrijas nori valdyti, jis gali daryti projektą Krišnai, susijusi su Krišna, taip. Jeigu vaišės nori labai daug pinigų, jis gali užsidirbti, dalį aukoti dvasiniam projektam. Jeigu brahmanas nori daug žinių, jis gali studijuoti šastras, dalinti su kitais. Jeigu darbininkas nori daug darbo, jis gali eiti tarnauti, dirbti. Tu gali ir profesijai tą panaudoti, o šalia profesijos darbo kaip tarnystę padaryti bhaktam. Jeigu tu esi darbininkas, ateik bhaktą, remontuok butą ar dar kažką. Tai vat, galima viską suderinti, bet reikia labai giliai nusileisti, nes vat, stebint žmonės, vaikus netgi, paauglius ir vyresnius žmonės, ir labai ryškiai matosi vat, tos prigimtis. Kai kada jos būna ant tiek užslopinto sociumo, kad net būna susimaišai nustatydamas. Kartais gali ateiti kšatrijas toks užspaustas, kai jis atrodys kaip brahmanas. Gali kartais ateiti vaišės, tiek, kaip sakyt, iš to noro gauti prestižo, pabaigęs daug aukštųjų ir atrodys kaip brahmanas, o jis iš tikrųjų bus vaišės. Taip, kad labai yra žmonių, labai yra Kali Jugui pati socialinė sistema ir aplinka labai užspaudžia. Ir būna neretai, kad žmogus savo prigimties neišskleidžia ir visą gyvenimą eina prieš prigimtį. O kai eini prieš prigimtį, tai yra užsiemi 8 valandas per dieną tai, ko tu nemyli ir kam nesutvertas. Tu pastoviai išgyveni įtampą, stresą, destrukciją, savivertė krenta, tampi jautrus ir zlus, mažai ką pasiekia ir daugelis krūvas visų kitų blogų dalykų vyksta. Dėl to labai gerai įsisąmoninkim savo prigimtį, priimkime tą prigimtį, visiškai nesigėdindami ir stenkimės pamatyti kitame tas prigimtis ir priimkim jos tokie, kokie yra. Tai yra evoliucija. Aš irgi šiandien giliai apie tai mąsčiau, kad tai yra evoliucija ir yra sielos, kurios daug gyvenimų užsiėmė verslu ir jos nori toliau kaupti tos pinigus, tą godumą vystyti. Yra sielos, kurios daug gyvenimų valdė ir išgrynino tą prigimtį valdyto. Yra sielos, kurios daug gyvenimo mokslo užsiminėjo, žinių kaupimu. Jie tokie ateina, tai yra kaupiama gyvenimas po gyvenimo. Tai nėra šiaip, kad iš šeima suformavo, ar ten genai, ar dar kažką. Tai yra labai senai. Tu tą darai. Labai senai. tą turi labai gerai suprasti. Tai yra labai senai. Ir kai kitas žmogus yra toks ir ne kitoks, neturėk vilčių jį pakeisti. Ir jeigu renkiesi į antras pusės, tai rinkis savo prigimties žmogų. Ne žemesnės, į neaukštesnės. Savo prigimties žmogų. Tada kalbėsit vieną kalbą ir suprasit viens kitas iš žvilgsnio. Draugystė gali būti ir skirtingų prigimčių žmonių, bet ir netgi dvasinį mokytą renkantis reikia žiūrėti ar kuratorių, ar einant pas kažkokį mokytoją ar konsultantą reikia žiūrėti prigimtis. Nes susikalbėti ir jos tokios ryškios, kuo toliau, taip ryškiai matosi, kad tu netgi vaikai, pavyzdžiui, tarp saugusių būna ir jie pasirenka tą saugusį, kuris atitinka grinai jų prigimtį, natūraliai sulimpa. Tai yra, ką norėjau pasakyti, reikia priimti tą prigimtį, priimti tos norus, juos suderinti su tarnystė Dievui ir kad tai yra labai senai. Tai yra labai senai. Tai yra labai senai, eina iš senai. Tai yra atsinešama, tai yra veidrodis, kuom žmogus užsiminėjo praeituose gyvenimuose. Pagal jo dabartinius polinkius gali spręsti, kokie buvo jo polinkiai praeituose gyvenimuose. Tai yra ne juokas, gali sulaužyti žmogų, gali žmogų gyvenimą sugadinti. Ir mokyklos, kadangi neatskirinėja iš tų prigimčių, praktiškai prievartą daro vaikam, pilną prievartą. Labai rekomenduoju tėvam užsiimti vaikų
vadinasi homeschooling, namų mokymų. Yra ir Facebook'e sukurta grupė, kiek žinau, apie namų mokymas vaikams ir žinau, kad jie stumia tai, kad būtų atgaivintas tas įstatymas, kad buvo kažkada tai namų mokymas įteisintas, po to uždraustas. Ir dabar stumia, kad vėl įteisintų, nes mokyklos paprasčiausiai skerdžia vaikus. Daro prievartą didelį ir ten krūvas šūdo, atsiprašant, kiša. Ir tokie krūviai, kad ten yra kankiniai tie vaikai. Yra tikra prievarta ir kas turi vaikų ir turi tas pareigas prisijėmė. Labai rekomenduoju į namų mokymą palaikyti ir domėtis ir aplamai įsitraukti vaikų švietimą. Duoti jiems tai, ko liečia pagal prigimtį, jiem yra aktualu. Ir švietimas turėtų būti irgi suskirstytas į 4 dalis, tai yra švietimas darbininko tipo vaikams, verslininkam vaikam, vadovų vaikam ir intelektualiem vaikam, mokslinio tipo vaikam. Ir visai kiti krūviai, visai kiti dalykai, kai kada. Ir man kai teko būti Indijoje, aš nuėjau tai į vieną vietinę mokyklėlę, neoficialią Iskono, kur grinai vedinis švietimas vykdomas, kur iš 100 baigia 10 vaikų per 10 metų. Reiškia, jie pirmiausia nustato prigimtį vaiko ir atitinkamai parenkamės, yra disciplinos. Tai yra gilusis priėjimas ir nustatyti prigimtį vėlgi yra menas. Kai sakiau, kadangi labai yra susimaišę, užslėpti, užspausti žmonės, bet aš pats daug metų, kol atradau savo prigimtį, kol išgryninau, nes yra dar kita tema, kai būna susimaišusios prigimtis ir tempia ir ten, pavyzdžiui, ir mokslui, ir valdymui. Ir reikia labai atsifiltruoti, kur daugiau procentų, kur tempia ir ten ir eit. Nes jeigu tai ir valdymai, ir mokslus, tu būsi nei geras valdytas, nei geras mokslininkas tau reikės. Tai tai tų prigimčių dar maišalinė, sumišimas, tai dar kita tema. Bet pats principas tai yra labai senai. Ir kai mes nueinam į gamtą, ar sėdam ant kelmo, miške, tyloj būdami, mes pabandykim nusileisti savo praeitus gyvenimus, savo praeitį, kur buvo visai kiti tėvai, kitos žmonos ir kiti vyrai, kiti namai, kitos šalis ir kitos, galbūt, reiškia, kitas klimatas, kiti pasauliai ar aplamai kitai metai, kitas amžius. Pajausim, kad mes iš labai giliai keliaujam, iš labai toli keliaujam. Ir pajauskim save, priimkim save ir suderinkim savo prigimtinės veiklas, užsiėmimus su tarnystė Dievui. Ir bet ką Krišna ar Šudra, ar Vaišė, ar Brahmana, ar Kšatrija iškels į sielos lygį. O sielos lygį galėsi būti ir verslininku, kai reikia, galėsi būti ir vadovu, ir intelektualu, ir paprastu darbininku, taip kaip ir Prabhupada savo pavyzdžių parodė. Hare Krishna.